Per šiandien vykusi vyriausybės posėdį ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atmetė Tarptautinės taikos tarybos pateiktą 15 punktų atstatymo planą. Tačiau jis taip pat pareiškė, kad IDF nepasitrauks, kol Hamas nusiginkluos. Tačiau tai po to, kai Izraelio armijos radijas pranešė, kad ministras pirmininkas davė leidimą pradėti atstatymo darbus kai kuriuose Rafacho esančio pietų Gazoje dalyse. O Gazoje gyvenantys darbininkai ir rangovai panašu bus tie, kurie realiai vykdys statybos darbus vietoje. Žinoma, po saugumo patikrinimų atstatymo darbai vyks Rafacho rajone esančiame po Izraelio gynybos pajėgų kontrole netoli geltonosios linijos, žyminčios paliaubų ribą tarp Izraelio ir Hamas. Darbai taip pat apims gyvenamųjų namų statybą. Paklausykime, ką šiandien anksčiau sakė ministras pirmininkas. Su Izraelio kariuomenė giname Izraelį ir šaliname grėsmes. Tai svarbu. Visų pirma, noriu paaiškinti pagrindinį dalyką. Kol aš esu ministras pirmininkas, nebus jokios Palestinos valstybės. Nei Gazoje, nei Judėjoje ir Samarijoje. Nenoriu matyti nei Fatahistano, nei Hamasistano. O kalbant apie konkrečius dalykus, kurie pastaruoju metu buvo naujienose, noriu būti tikslus. Izraelis atmeta 15 punktų dokumentą. Girdėjau, kad žmonės sako, jūs to nesakėte. Mes tai pasakėme. Ir štai aš tai sakau dar kartą. Izraelis atmeta 15 punktų dokumentą. Izraelio gynybos pajėgos nesitrauks, kol Hamas nebus nuginkluota. Ir kai sakau nuginkluoti Hamas, tai apima sunkiuosius ginklus, mažiau sunkius ginklus ir lengvuosius ginklus. Visus ginklus. Ir mes kalbame apie tikrą nuginklavimą, o ne fiktyvų nuginklavimą. Dabar šiuo klausimu kalbame su amerikiečiais. Jie turi idėjų, kai kurios mums priimtinos, kai kurios nepriimtinos. Mes mokame atsilaikyti prieš tokius dalykus. Tai įrodėme praeityje. Ir įrodome tai šiandien. Prie mūsų studijoje dabar prisijungia i24 News vyresnysis korespondentas Ovenas Altermanas. Kaip paaiškintumėte, atrodo prieštaravimus. Planas atmetamas, bet dabar jis leidžia atstatymą, sakydamas, gerai, jiems nereikia nusiginkluoti, bet kai kalbama apie taikos tarybą, tada reikia. Tai kaip jūs paaiškintumėte tai, kas atrodo kaip painiava? Emily, yra konkretus klausimas, kuris yra politikos ir nacionalinio saugumo doktrinos klausimas Izraelio požiūriu, ir tada yra platesnis kontekstas to, ką sakė Benjaminas Netanyahu, ir tai jau susijęs su Izraelio politika. Siauras politikos klausimas. Ką 15 punktų planas reikalauja iš taikos tarybos 8 punkte? Yra laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš teritorijų Gazoje, kurias užima Izraelio gynybos pajėgos. Tai reiškia, kad Hamas pradeda procesą su taikos taryba, su tomis pajėgomis vietoje tardadant savo ginklus saugojimui, kaip numato planas. Ir lygiagrečiai su to plano etapais vyksta laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš tų Gazos ruožo dalių, kurias Izraelis užima. Taigi vyksta dalinis Hamas nuginklavimas ir dalinis Izraelio pasitraukimas. Daugiau Hamas nuginklavimo, gilesnis Izraelio pasitraukimas. Ir abi dalis veikia kartu. Ką Benjaminas Netanyahu sakė, tai ne. Iš Izraelio perspektyvos atsakymas į tai yra ne. Kol Hamas neatiduos visų savo ginklų, o ne tik sunkiųjų ginklų, bet ir asmeninius ginklus. Ir jei pažiūrėsite į 9 plano punktą, kai kurie iš tų ginklų galėtų likti Hamas kovotojams. Tačiau kol Hamas nebus visiškai nuginkluota iki paskutinio ginklo, Izraelis ne per žingsnį nepasitrauks iš Gazos ruožo. Toks yra Izraelio požiūris. Tai siauras politikos nesutarimas tarp taikos tarybos ir Izraelio vyriausybės. Kas slypi už šios doktrinos? Izraelio strategija, vengiant rizikos Gazos ruože ir kitose teritorijose palei Izraelio sienas, yra pamoka, kurią Izraelio nacionalinio saugumo planuotojai išmoko po spalio 7-osios. Turėti apsauginę zoną nuo ginkluotų grupuočių prie Izraelio sienų ar šalia jų. Tai ir lemia šį požiūrį. Stebėtojas gali su tuo sutikti arba nesutikti. Tokia yra Izraelio vyriausybės pozicija. Ir čia yra skirtumas tarp Izraelio O kaip dėl atstatymo, apie kurį jis kalba? tarybos doktrina. Taigi žiūrėkite, yra bendras interesas turėti tam tikrą atstatymą Gazos ruože. Gali būti nepriimtina turėti tiek daug žmonių be būsto. Todėl gali būti paskata judėti į priekį šiuo klausimu, išlaikant Izraelio kariuomenę kaip apsauginį barjerą nuo tų bendruomenių tiesiai prie Gazos sienos. Bet Emilija, ir tai taip pat svarbu. Jei pažvelgsite ne tik į Benjamino Netanyahu komentarų apie Gazą dalį, bet ir į visą pareiškimą, kuris trunka 3 minutės ir 52 sekundės ir yra platinamas ministro pirmininko biuro, Netanyahu kalbėjo ne tik apie Gazą. Ir žinutė buvo daug platesnė. Ką Netanyahu sakė, tai buvo politinė kalba, politinių komentarų rinkinys. Jūs, opozicija, puolėte tai, ką aš padariau per šį karą. Jūs sakote, kad aš nepasiekiau pakankamai laimėjimų mūšio lauke. Jūs sakote, kad Izraelis traukiasi, kad Izraelis švelnina savo veiksmus prieš Iraną, neveikia pakankamai ryžtingai Libane ir kad Izraelis esą ruošiasi pasitraukti iš pozicijų Gazoje.
Jis pereina per kiekvieną iš šių frontų ir aiškina, kad Izraelis to nedaro ir šiek tiek kritikuoja opoziciją, sakydamas, tai jūs sakote reklaminėse kampanijose. Štai ką mes darome. Emilija, kas įdomu iš politinės perspektyvos, kai iki rinkimų dienos liko mažiau nei 3 mėnesiai, Benjaminas Netanyahu nori atsakyti saugumo klausimų ir yra pasirengęs padaryti saugumą kampanijos dalimi. Jis nuo to nebėga, o yra žmogus, kuris Izraelio politikoje vadinamas ponų saugumu. Net ir sižvelgiant į nepasitenkinimą kai kuriuose Izraelio visuomenės dalyse dėl pastarųjų metų pasiekimų, jis nori grįžti prie tradicinės dešiniosios pozicijos. Sakydamas, net jei jums nepatinka viskas, ką aš padariau, pasitikėkite manimi. Tie kairieji kitoje pusėje bus daug blogesni.